Tai mano vardas yra Irma, aš dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Gilės sodas. Kai Gilės sodas pradėjo dirbti prieš 4-5 metus, ateiti į psichologo kabinetą buvo didelė gėda. Ir didelė gėda ir mūsų paslaugų gavėjai, nes jie dalindavosi tokio dalyko, kad aš ėjau pakampėje iš čia, kad tik niekas manęs nematytų. Va tas vienas iš ryškiausių pokyčių, ką mes dabar jaučiam, ateiti pasikalbėti pas psichologą ar psichoterapeutą jau tampa norma. Tokia maža miestelė kaip Prienai ar Kazlų Rūda ir tuo labai džiaugiamės. Laužome stereotipą, kad pas psichologus eina tik silpni žmonės. Tai netiesa, pas psichologus ir psichoterapeutus ateina stiprūs žmonės. Tai mūsų hakeriai yra savanoriai, jauni žmonės, kurie iš tikrųjų ir eina į tą kontaktą su paaugliais, su jaunimu ir jiems suprantama kalba, jaunimo kalba apie priklausomybės, jų žalą ir ieško būdų ir alternatyvų priklausomybėms. Ir viena iš pagrindinių idėjų Gilės hakatono, kad alternatyva priklausomybėms yra kontaktas, tai yra vieno žmogaus kontaktas su kitu žmogum. Tuo ir paremtos mūsų veiklos, tai yra kontaktų, draugystė, bendrom veiklom ir malonumu, kurį patiria jauni žmonės bendraudami tarpusavyje. Tai va ir yra ta alternatyva priklausomybės medžiagom arba kažkokiam tai elgesiu. Tai buvo pats tiesiog vienas iš geriausių dalykų, kas Gilės sodui nutiko. Nes tiesiog pakeitė mano kaip vadovės ir mano kolegių požiūrį apskritai į nevyriausybinės organizacijos vertę ir svorį visuomeniai. Ir aš supratau, kad mes esame ne šiaip kažkokie tai vargšai nevyriausybininkai, kurie, žodžiu, kažką tai ten dėl kažko kovoja, kažką tai daro. Ne, mes esam stiprus, lygiaverčiai visuomenės partneriai ir labai svarbus. Tos žinios apie nevyriausybinių organizacijų valdymą, vystymą labai sustiprėjo ir man iš tikrųjų tai buvo tokia kaip terapija organizacinė iš tikrųjų. Labai suteikė daug pasitikėjimo, labai įkvėpimo daug buvo. Galimybių iš karto, daug daugiau galimybių pamatėm. Ir dabar daug tvirčiau stovim. Iš tikrųjų, Gilės sodas jau ir šaknis stipriai leidžia ir plačiai šakas augina, nes supratom, kaip tą organizaciją valdyti. Ir tai buvo dėka NVO lyderių akademijos.